Kas trečias postas yra reklama. Todėl, kad tai veikia. Žmonės žiūri tai, kas jiems yra įdomu ir kartais tai yra reklama. Netgi kartais žmonės būna komentuoja po tokiam gerom kampanijom, kad, ten, nežinau, pirmą kartą šiais metais žiūriu reklamą nuo pradžios iki galo, nes man buvo antiek smagu ją žiūrėti. Jeigu ten koks nors influenceris pernelyg patenkintas stovi su ten kokiu nors, nežinau, pakeliu ten musliu arba dar kažko tai irgi užkart skip, jau reklama. Atrodo tikriau ir prieinamiau, tas pats produktas atrodo tikresnis, kai jis yra, nesušviestas, ne ten kažkur tai toli, o jis yra tiesiog labiau pasiekiamas ranka. Netgi tai, kaip mes, tarkim, tos pačius maketuojam vizualus, kad iš principo, tokie paprasti produktai, pienas, kava ir panašiai, ir ten puodelis, juos kaip ir reikėtų pagal tą visą teoriją dėti į vizualo dešinį kampą apatinį, nes didžioji dalis mūsų yra dešinė rankiai, ir mes, kai žiūrime tą vizualą, mums atrodo natūralu dešinę ranką paimti tą dalyką. Arba dar kiti yra momentai, dėl ko irgi yra labai efektyvus tie influencerių laikyti rankoje dalyką ir fotografuoja rankoje laikomą dalyką, nes žmogus žiūrėdamas į tą nuotrauką, kurioje yra ranka ir daiktas, intuityviai kaip ir mato savo ranką ir jie mato daikto tą skalę, jis atrodo tikresnis, atrodo, kad aš pats jį laikau.